Good afternoon, ponios ir ponai. Sergei Fin online. Mes dabar keturiesi su Aušrine, su Sabakom. Ir kadangi ilgasis savaitgalis, nusprendėme aplankyti Estijos dvi didžiausias salas. Tai yra Saaremaa ir Hiiumaa. Saaremoje buvau prieš 20 metų, nieko nepamenu, bet ten toks visiškas čilas. Kodėlgi ne? Ten su keltais varysim, reikia 3 keltų. Iš pradžių į vieną salą, po to į kitą, po to į žemyną grįžti. Tai turi būti įdomu. Dabar sustojom mes keliom valandom Jūrmaloj, nes irgi čia kokį 20 metų nesu buvęs. Nu, pažiūrėsim čia Alos Pugačiovas namą, kaip sakant. Pasivaikščiosim biškį ir judėsim pirmin. Rytoj planuojam jau būti salose. Taigi, neatsijunkit, bus įdomu. Dobermans. Igoris Dobermans. O, atsiprašau. Gubermans. Su šunim uždrausta eiti prie jūros. Taigi, aš manau, mes rytoj panagrinėsim jau ją nuo salų, o dabar reikia pagrindinę pėsčiųjų gatvę. Aušrinė sako, kad šitas gaublys simbolizuoja Jūrmalos miesto centrą. Bet yra bėdelė rusiškai užrašyta. Čia iš kitos pusės irgi ištrinčiau nafik. Pagrindinė pėsčiųjų gatvė prasideda čia. Matot, dar ne sezonas, bet žmonių tai jau pilna. Ten toliau pažiūrėkit. Apstu. Oh, wow. Alpha While. Not that bad. Tai lietuviškai užrašai yra, armėniškai virtuvė. Geras. Čia yra pats brangiausias viešbutis, vadinasi Jūrmala Spa ir sako, kad 105 eurų nepakanka, kad pavakariniaut 2 asmenim. Bet matot, per vidurį pėsčiųjų zonos randasi. Nu, atrodo tai pobaisė, aš nežinau, ar verta tokių pinigų, nesu buvęs ir tikiuosi nebūsiu. Dar vienas kontrastas centriukė, man už nugaros, va ten Jūrmala Spa, dabar už medžio nesimato, bet kontrastinga, o gal kaip tik nekontrastinga ir ten tas pats, nes 20 metų atgal buvau, tai čia nieks neinovota, viskas tas pats. Chlamus. I think it's Rolls-Royce. Nu, pagrindinė gatvelė mums jau už nugaros. Ir čia ramybė visiškai. Lūžinos visokios iš karto. Nu, gal ten tiesiog biškiai geriau, o gal net ir negeriau, kaip aš sakiau. Tas pats per tą patį. Moki trajeką už važiavimą ir čia parkingai nemokami tada jau. Kas čia per grybas? Gali koncertą. Kažkokia apleista bazė. Įdomu, čia nesunku įlyst būtų. Cool. Taigi, geriai žmonės, verdiktas. Aišku, geriau orai padaro Jūrmalą gražesnę, bet mano nuomonė, tikrai neverta čia varyti. Lūženos visokios, nieko čia įdomaus, nu, pasivaikščiam ir tiek. 3 iš 10. Plius kontingentas toks nelabai priimtinas man. Su dvirka turi pravažiuoti iš dešinės į kairę. Super. Kaip sakyta Aušrinė, wow. Up. Bet turim problemą. Darbo laikas nuo 9 iki 22, o dabar 8. Kas per šu? Nu,
Pasigrožėkime iš apačios. O. Nu tai va, brangus, visi tušti. Na, kaip su 5% nuolaida, skamba neblogai. Ką sakai, Aušrinė? Jamam. €12. Reikia ragauti. Žuvienė. Ateik čia. Nu jau čia iš tikrųjų antras dublis, bet 10 iš 10. Fantastik. Sriuba buvo tikrai skani, bet prieš mums pradedant mūsų pagrindinius patiekalus, dama jau geria. Parodysiu jums Homo Sovieticus aplinką. Va. Papai aukštyn. Čia kažkokie dizaino elementai. Ten telikas ant sienos. Čia vat kaliakulės kažkokios, karakulės. Homo Sovieticus. Na, jau paragavau šitą žuvį iš tikrųjų. Dabar vat ant kameros antrą gabaliuką. Atrodo kaip iš Makdako, pašildyta. Nu, neblogai, stiprus penketas. Valgoma. Iš tikrųjų, čia turi būti fish and chips, bet po tų fish and chips, kur aš ragavau Londone, tai yra šūdas, o ne fish and chips. Žilvas Stasio, prisimenat? Aš tai pamenu labai gerai. Su genesiuku pompavom. Klausiau Aušrinės, ar skanus burgeris, jis sako, bulka be dvasios. Kaip gali būti bulka be dvasios? Nu, ne tik padžiūgus, ne apie nieką. Nu, padėkokim mes, dar šviesų su akiniais galim būti, padėkokim mes Jūrmalai, buvo neblogai. Sakykime, 5 už maistą, bendrai, sriubatai buvo va, vienas neblogas, bet visą kitą taip sufailino. Tai 3, kaip aš sakiau, už apsilankymą čia ir už vaibą, tai bendrai ant 4 ir traukia. Ar važiuoti ar ne, jums spręsti, čia yra mano subjektyvi nuomonė. Aušrinė sako 10. Nesakau 10. O kiek sakai? Sakau taip pat kaip prieš 20 metų. Eina daugiau. Tai 9, sako Aušrinė. Judam pirmin. Hello. Čia atvažiavom tokį spotą, galvojom likt nakvot, bet pasirodo, kad čia yra Jūrmala dar ir mes turim išvažiuoti iki 12 nakties ir plus čia tiek smėlio pučia, kad, faina, aišku, gražu, bet rytoj, man atrodo, ryte mes čia su smėlio ausyse atsibusim. Tai važiuojame į kitą spotą, labai gerą, žinom kur, miesto centre. Rygas Kempings, centrinis, va čia yra centras beveik. O čia yra mūsų spotas ir šalia mūsų Concordas didžiulis stovi. Nežinau, gal $500,000 kainuoja toks. Tai va mes esam čia visiškai nemokamai ir su nemokamu internetu. Good.
Tai guten morgen, ponios ir ponai. Naktis buvo įdomi. O ten vat dešiniau nuo kemperio yra būdelė apsauginė, kuris, ten kempingą prižiūri. Apie 2 nakties atėjo, pradėjo daužyti duris į mano ir to Concordo. Atidariau, sako, čia negalima parkuotis. Važiuok į kempingą. Sakau, aš girtas, sakau, niekur nevažiuosiu, parodyk man, kur čia negalima parkuotis. Jeigu kas nepatinka, sakau, kviesk klientus, aiškinsimas. Galbūt jie nuvairuoja, sakau, aš nevairuosiu. Burbėjo, išėjo. Po 2 valandų vėl grįžta, bet jau mano nedaužė durų, bet daužė tą Concordą. Taip garsiai galvoju, išdaužys langus jiems. Po 2 valandų vėl ir su žibintuvėliu dar šviečia. Galvoju, idiotas. Tai realiai nemiegojau tą naktį. Tai toks sudaužytas esu, bet nieko tokio. Orai nuostabus. Judam į priekį. Laukia daug nuotykių. Labas rytas. Va būdelė to debiloido. Matot? Tai čia ir vaikščio pirmin atgal. Biški pavažiavom. Dabar reikia biški paėst. Lido. Labą dieną, Check Engine, seniai nesimatėm. Bet čia ne pagrindinė problema. Pagrindinė tame, kad bilietų į keltą nėra, nes joninis, šmoninis, viskas išpirkta, bet mes turim viltį davažiuoti iki vietos, pastovėti gyvo eilėj ir gauti bilietus vietoje. Tai dar porą valandėlių kelio, neatsivilkit. Kai atvarai į Estijos Circle K, pasirinkę anglų kalbą gauni estų, moki eurais, o čekį gauni doleriais. Stipru. Filmuok story. Kokią valandėlę reikės pastovėti, bet ne katastrofa. Juda ta eilė. What's up? Hello. 20 euros and I have no 60 cents. Which lane? Perfect. Thank you so much. Appreciate. Taigi va mūsų kemperių eilė. Čia visas mašinas. Realiai užlaikymas, jeigu neturi bilieto iš anksto pirkto apie valandą, tai nėra tokia didelė problema. 20 eurų 80 centų ir va mūsų keltas jau atplaukė. Tai to iššausim į Saremą. Rudolf. Jo, plaukais tai čia. Hello. Žiauriai vėjota, žiauriai. Bufetas. Pusę valandos plaukiam, bet va, ką nors galima ir paėsti.
Nėra blogai. I will kill you. Tikrai labai skanus maistas. Stiprus devynetas. Ir mes to jau švartuosimės. Pusvalandukas ir vietoje. Šitas šuo tikrai neplanuoja lipti iš čia. Mašinai priekį šuo sėdi ir baltas. Tai dabar esu prie Kali kraterio, labai žymi vieta, geologinė tokia. Apie 4000 metų atgal meteoritas krito ir susidarė 110 metrų diametrą ir 22 metrų aukščio duobė. Iš vis yra 9 duobės, šita yra didžiausia ir apačioj susiformavo ežeriukas. Tai, ką čia pasakyti, 4000 metų atgal kažkur, svoris buvo nuo 20 iki 80 tonų, iš geležies buvo tas meteoritas ir kai jisai sprogo beveik pasiekęs žemę, biški dar nepasiekęs jos, tai dėl to ir susiformavo tie 9 krateriai ir smūgis buvo toks, kad buvo kaip nedidelis branduolinis sprogimas. Tai vat, tai lankoma vieta vidury Sarema salos. Aušrinė nepatiko, sako šūdas, dėl to varam į Kurasarą ar Krosarą. O, žiūrėkit. Mistika. Tai dabar esam Kurasarą miesto centre, miestelio centre. Tai visai cute. Kai važiuodavom, tai buvo taip liūdna taip, nei vieno žmogaus, bet dabar taip visai neblogai, fainai. Tikrai geri orai dadeda 90% geros nuotaikos ir įspūdžių apie vietą, kur tu esi. Mes aušrai nematom, manom, kad tai yra pjana vyšnė, bet tai netikra. Žiūri, ką nors, ką čia duodu. Aušrinė rado kabakėlį, Sostar, daug čia žmonių, atrodo fainai ir pigiau nei Latvijoje vakar. Nu, paragaukim, ką nors. Nu, ar kas žino, kas yra vištiena belgiška vaflė? Vat galvojam užsakinėt ar ne? Radai nuotrauką? Interesting. Nu, rizikuot ar ne? Nori? Nu, salotas tikrai prikolinos. 10. Ir tavo čia geras.
Ir panašu, kad šitas irgi neblogas. Didžiai. Kurėsarė. Įdomus pavadinimas miesto, kuriame aš buvau jau prieš 20 metų, prisimenu tas gatveles. Ir žinokit, tada man iš tikrųjų nuoširdžiai nepatiko Sarema, dėl to, kad čia buvo liūdna. O dabar žiūriu, kad dvi priežastys. Arba Sarema pasikeitė, arba aš pakankamai senas, kad man šitas vaibas ar tempas suitable, tinkamas. Pasakysiu ryt po ryt, nes turim dar maršrutą, kur pavažiuot, ką aplankyt, bet šiandien ir tas nightlife, taip vadinamas nightlife, ir tas, sakykime, buvimas gamtoje, jo, man tinka. Tai ko gero, aš galėsiu rekomenduoti, žiūrėkit, čaikos skrenda, ko gero galiu rekomenduoti čia atvykti, nes jūs galite rasti ir ramybę, ir, pusiau ramybę. Bet pasakysiu vėliau. Vakarinis pasivaikščiojimas su šuniuku. Ir žiūrėkit, dabar yra 11:30 ir yra šviesu. Neįtikėtina, aš suprantu, kad ten Joninės per šviesu. Fantastika. Va, turėkite omeny, kad mes prieinam prie Kurėsarė pilies nakties laikų. Man patinka, kad čia taip tvarkinga ir gražu. Ir panašu, kad galima užeiti pro tuneliuką ten į vidų. Nors ir naktis. Pabandom. It's not that bad. Žiūrėkit, kaip faina. Naktis, viskas atidaryta, į vidų gal neužeisi. Bet kaip gražu. Geras. Čia ganėtinai šalta dabar. Interesting. Galima užlipti viršų ir vat tenais per sieną eit iš viršaus. Gerai. Rū! Patrankos, ko gero net gal ir tikros. Turėtų būt. Was ist das? Ulala. Čia kitas išėjimas arba įėjimas, kaip pavadinsiu. Geras toks praėjimas visai buvo. Patiko. Galima dabar ramia širdim eit miegot.